Labas, šiandien mokomės smagiai, pas tave atkeliauja su nauja, o gal jau ir kiek anksčiau sutikta tema. Šiandien mūsų pamokėlės tema bus labai smagi ir įdomi. Kalbėsime apie metų laikus. Ar visi prisimenate, kiek metų laikų turime? Taip, iš viso jų yra 4. Mes kartu prisiminsime, kokie jie yra ir pakartosime, kas vyksta kiekvienu metų laiku. Kokius metų laikus žinote jūs? Pakelkite rankytę ir palaukite, kol mokytoja jūsų paklaus. Jūs visiškai teisūs, mes žinome net 4 metų laikus – žiemą, pavasarį, vasarą bei rudenį. O dabar drąsiai galime keliauti prie pirmosios mūsų užduotėlės. O ką joje darysime? Pažiūrėsime į paveikslėlį ir turėsime atpažinti metų laikus. Atidžiai pažiūrėkite į paveikslėlį, o jeigu žinote atsakymą, pakelkite rankytę ir palaukite, kol mokytoja jūsų paklaus. Ar esate pasiruošę? Pradedame. Koks metų laikas čia pavaizduotas? Kokie dalykai tau padeda jį atpažinti? Šaunuoliai, jūs esate teisūs. Čia yra pavaizduota žiema. O kokį metų laiką matote dabar? Kokie dalykai paveikslėlyje tau padeda jį atpažinti? Jeigu žinai atsakymą, pakelk rankytę. Visiškai teisingai. Čia yra pavaizduotas pavasaris. Žydi gėlės, skrenda drugeliai. Koks tai metų laikas? Jeigu žinai atsakymą, pakelk rankytę. Šaunuoliai, tikrai taip. Čia mes matome vasarą. O dabar pasvarstykite, kasgi pavaizduota čia. Ar aš matau rankų mišką? Tikrai taip, čia matome rudenį. O dabar viktorina.
Atpažink, kas vyksta skirtingais metų laikais. Taisyklės paprastos. Išklausyk klausimą ir atsakymo variantus. Jei manote, kad žinot teisingą atsakymą, pakelkite rankytę. Mokytoja jūsų paklaus, o kai visi atsakys, aš pasakysiu ir parodysiu jums teisingą atsakymą. Kas vyksta gamtoje pavasarį? A. Krenta lapai. B. Pradeda žydėti gėlės. C. Siaučia pūgos. Teisingas atsakymas yra B. Pradeda žydėti gėlės. Kas vyksta gamtoje vasarą? A. Išskrenda paukščiai. B. Krenta snaigės. C. Šilčiau saulutė šviečia. Teisingas atsakymas yra C. Šilčiau saulutė šviečia. Kas vyksta gamtoje rudenį? A. Užauga grybai. B. Pražysta gėlės. C. Grįžta paukščiai iš šiltų kraštų. Teisingas atsakymas yra A. Užauga grybai. Kas gamtoje vyksta žiemą? A. Pradeda žydėti gėlės. B. Užšąla vandens telkiniai. C. Dažnai lyja lietus. Teisingas atsakymas yra B. Užšąla vandens telkiniai. Šaunuoliai, viktoriną įveikėme, o dabar keliaukime toliau. Žaidimas. Kuriam metų laikui tinka šie žodžiai? Aš jums pasakysiu žodį, o jūs man pasakysite, kuriam metų laikui jis tinka. Prisiminkite, kad vienas žodis gali tikti prie kelių metų laikų. Tad būtinai draugiškai išklausykime savo draugų pasisakymus. Nepamirškite pakelti rankytės, kai būsite pasiruošę. Ar esate pasiruošę? Pradedam. Žodis šalta. Kuriam metų laikui jis tinka? Žodis šlapia. Kuriam metų laikui jis tinka? Žodis karšta. Kuriam metų laikui jis tinka?
Žodis spalvinga. Kuriam metų laikui jis tinka? Žodis balta. Kuriam metų laikui jis tinka? Žodis niūru. Kuriam metų laikui jis tinka? Žodis šilta. Kuriam metų laikui jis tinka? Kiek daug gražių ir įdomių minčių. Šaunuoliai! Dabar galime pasitikrinti savo atsakymus. Žiemą būna šalta, balta. Pavasarį šalta, spalvinga, šilta. Vasara karšta ir spalvinga. Rudenį šlapia, spalvinga, šalta ir niūru. Žaidimas. Kas šioje nuotraukoje ne taip? Dabar pamatysite nuotraukas, kuriuose kažkas yra ne taip. Atidžiai jas apžiūrėkite ir gerai pagalvokite, kas čia netinka ir kodėl. Jei žinote atsakymą, pakelkite rankytę, kad mokytoja galėtų jūsų išklausyti. Ar visi pasiruošę? Pažiūrėkime, kas čia ne taip. Šioje nuotraukoje netinka besmegenis. O kodėl? Matome, kad nuotraukoje yra pavaizduotas ruduo, krentantys lapai, moliūgai. Sniego aplink nėra, nes dar ne žiema. Todėl besmegenis čia netinka. Kartais jį galime pastatyti jau rudens pabaigoje, bet dažniausiai besmegenį statome, kai ateina žiema. Kas šioje nuotraukoje ne taip? Šioje nuotraukoje netinka berniukas, kuris griebia lapus, nes matome, kad nuotraukoje yra pavaizduota žiema. Visi lapai būna pasislėpę po sniegu. Lapus griebiame rudenį, o žiemą kasame sniegą. Kas šioje nuotraukoje ne taip?
Šioje nuotraukoje matome daug žydinčių gėlių, parskrendančius paukščius. Tai mums rodo, kad nuotraukoje yra vaizduojamas pavasaris, nes visi šie dalykai parodo, kad atgyja gamta, o jie atgyja būtent pavasarį. Ar jums pavyko pamatyti, kas šioje nuotraukoje netinka? Netinka grybai, nes grybai auga vasaros pabaigoje ir daugiausiai galime jų pamatyti rudenį. Kas šioje nuotraukoje ne taip? Šioje nuotraukoje matome vasarą. Lauke yra labai šilta, jūra banguoja ir kviečia visus praleisti savo dienas prie jos bei mėgauti šiltais saulės spinduliukais. Kas čia netinka? Tikrai taip, Kalėdų senelis. Merry Christmas, everyone. Kalėdų senelis po pasaulį keliauja žiemą, per šventas kalėdas. Šaunuoliai, jūs tiek daug žinote apie metų laikus. Labai tikiuosi, kad šiandien sužinojote dar daugiau įdomių dalykų apie juos. Tariu ačiū mokytojai, kuri tapo mano pagalbininkė ir padėjo išgirsti bei išklausyti jūsų atsakymus. Plojimai mokytojai. Ir žinoma, plojimai jums, vaikučiai. Pamokėlė eina į pabaigą, bet dabar norėčiau sužinoti, koks yra jūsų mėgstamiausias metų laikas. Pakelkite rankytes, kam patinka žiema. Puiku, smagu matyti, kad pas jūs yra žiemos fanų. O dabar pakelkite rankytes tie, kuriems patinka pavasaris. Labai gerai. O kam patinka vasara? Kiek daug čia vasaros gerbėjų, turbūt visi mėgstate atostogauti. O kam patinka ruduo? Ačiū labai už jūsų atsakymus. Šiandien jau turiu atsisveikinti, bet tikiuosi, kad greitai vėl pasimatysime kitose pamokėlėse. Linkėjimus jums siunčia Mokomės smagiai.